Darbo su lentelėmis antra dalis. Taigi turite lentelę ir norite pakeisti tam tikrus jos nustatymus. Galite pasirinkti, aišku, spalvas, kiekvienos eilutės ar stulpelio, viską galima keisti. Ir tarkim, norite, kad šie stulpeliai būtų sujungti. Taigi pasižymit bet kuriuos norimus sujungti stulpelius, pasižymite, spaudžiate dešinį pilies klavišą ir atsiradusiame meniu spaudžiate Merge Cells. Tai sulieja jas. Arba, tarkim, jums neužtenka, kiek yra padaryta skirsnių ir norite, kad jų būtų daugiau. Užeina, tarkim, čia ir norite, kad šitą lentelę atskirtų į 2 ar daugiau paragrafų. Taip pat užeina čia, spaudžiate dešinį pilies klavišą ir spaudžiate Split Cells. Ir pasirenkate, į kiek norite, kad atskirtų, tarkim, gali pasirinkti į 2 kvadratukus ir kelias eilutes. Tai iš šio vieno kvadrato padarys 4. Ir darote visur, kaip tik tai norite. Taipogi dar galite užpildyti šias lenteles duomenimis. Ir, tarkim, keisti jų, tarkim, išdėstymą. Tarkim, pasižymime šios lentelės duomenis ir parenkame tam tikrą foną. Parenkame kitą spalvą raidžių. Ir norime, kad šie duomenys raidės būtų per vidurį, o ne viršun, nes nelabai gražiai atrodo. Taigi pasižymime viską su pilies kairiu klavišu ir spaudžiame dešinį ir yra Cell Alignment. Taigi čia rodo, kur galim, kaip norite, kad visi šie duomenys būtų išrikiuoti. Taigi pasirenkame vidury ir štai duomenys jau atsiranda viduryje.